Esu Rūta Malukaitė, gyvenu Aleksandrijos apylinkiai, Viršukų kaime ir mezgu iš lino. Mezgu staltiesės, mezgu servetėlės, galiu padaryti lovatiesės, galiu numegzti užuolaidas, žodžiu, viską darau, kas namų interjerui. Šiaip galiu numegzti ir iš irisų, galiu numegzti iš vilnos, bet meilė mano ir lens. Aš tautodailininkė esu labai neseniai, tik tai nuo 2010 metų spalio mėnesio. Iki to laiko aš tik svajojau tautodailininkė būti. Dėka muziejaus darbuotojų, kurie priėmė prijaučiančius menui tautodailiai žmonės, pavyko padaryti kelias parodas, kalėdinės parodos, velykinės parodos dalyvauti, teko laimė dalyvauti Mosėdy vykusiam Bėgų Pelėvimo ir Dama renginį, dalyvauti Skauda miesto šventės metu stadione mugėj buvusioj, teko dalyvauti Latvijoje Bartoj su Mosėdžio etnografiniu kolektyvu. Ir po to viską surinkus medžiagą, sudėjus į bylą, Klaipėdoje apsvarsčius viską, atitikau reikalavimus ir tapau tautodailininkė. Dar nesijaučiu tokia tvirta ir prilygstanti kolegom, bet džiaugaus, kad esu anų būry. Juokinga nuskambės, bet tikriausiai mezgimu užsiemu nuo buvimo mamos pilvelė. Tais laikais, prieš daug metų, nebuvo vystyklų, nebuvo gražių vaikams skirtų vokelių. Žinatelis į mamą visus vystykliukus apmezgi su savo rankelėm paėmus kabliuką. Išsivinėjai vokelį, toks būdavo vokelį vystyklėlis ant veidok uždėti. Išsivinėjus buvau, tai aš pilvelį sėdėdama ir išmokau megzti turbūt. O paskui vaikystėje mama megzdavo kojines, aš žiūrėdavau, kad virbala laksto, labai norėjau megzti. Tai man padrožė iš vadinamųjų skalų virbalus, davė vilnonius siūlų žalius, būtent žalius. Ir aš mezgiau ir gavos toks liežuvis. Mūsų kaimynė Staselė Liseikienė mezgė labai gražias perštinės. Spalvotas visokias margas, uzuikelės, paukštelės. Tai pas Staselę Liseikienę išmokau megzti virbalas. Išmokėjau skaityti siemas, kaip reikia padaryti raštus, kaip pinės supinti. Pusseserė Ina išmokėjau kabliuką valdyti. Buvau pirštas iki kraujo subadyts, bet servetėlė Elenytė buvo padaryta. Buvo pirmas man staltiesės gal ne toks su virbalas megztas gražias, bet Skauda krautuvės buvo tokie siūla tulipan, tai tuos tulipanus išpirkom. Iš tulipan buvo labai daug siūlų panaudota staltiesių mezgimui. Kai kas ir pamatyta knygos, kai kas ir pamatyta internete, kai kas čia susidėlioja iš kažkokių tai vaizdų. Noriu labai rožių, norėjau, kaip ta rožė galėtum atrodyti. Ir darau kažką panašaus rožį. Aš klientų kaip tokių negalėčiau pasakyti, kad jų daug turėjau, nes dauguma mano darbėlių atiteko draugam, giminėm kaip dovanas. Teko pabendrauti, irgi pamatė žmogus mugėj, kreipės konkrečiai ir išsakė savo pageidavimus, mes pasirinkom, kas tai turėtų būti ir padariau užuolaidas. Jeigu kažkam patiktų mano darbai, prašom kreiptis elektroniniu paštu. Tai būtų rutmal@gmail.com arba paskambinus telefonu 86 76 13 978. Susitart, kad ar tai pažiūrėti kažką, ar iš esamų dalykų, kuriuos pamatysit galbūt filmuotoj medžiagoj, arba kažkokių tai pageidavimų išsakytų įgyvendinimų. Užsakymų padaryčiau, jeigu tai būtų nedidelis staltiesė, sakysim, tokia staltiesė, nedidelis staltiesė, tą padaryčiau per savaitę, vakarais, nes aš galiu tik po darbelį daryti. Jeigu būtų didelis staltiesė, pietų stalai, tai užtruktų apie mėnesį laiką, gal pusantrą. Irgi priklausytų nuo to, kiek aš darbelį turėčiau darbelio ir kiek aš galėčiau vakarę savo laiką skirti.